Vau! Kaip čia faina! Jūs neįsivaizduojat, sveiki draugai. Kaip čia faina, kaip čia gražu, kaip čia atsikų, paukštukai čiulba pamažu. Jo, kaip čia faina, eina savo. Ir dar oras toksai pasaka, grins pavasarį, žinokit draugai. Grins pavasaris. Reikėjo man rinktis tarp dviejų vietų. Arba važiuoti į Kauno marias ir pagauti žuvies, arba važiuoti prie ežerioko ir galimai pagauti žuvies, bet svarbiausia praleisti fainai laiką, cykiai ramiai. Kad man tai dabar čia grynas, toks kaip, vos ne kaip vasara. Aš čia taip primečiau čia ant kranto, galėtum nusimesti palapinę, taip jau vasariškai. Sau nuvarėjai, pažvėjoji ant ledo. Tada fukti palapinę, laužiuką susikūrei. Nu, būtų grinai kaip vasara. Bet faktas tas, kad vis tiek įdomiau palapinėje sėdėti. Naktinėti, ta prasme. Savo matai meškerytės, o gal dar kažkas ir užkyps. Jo. Tai pabandysim, draugai, ant ežerioko. Pasėdėsim porą naktelių. Dabar beveik 11 valandų. Rytuko, nu jau dienos galima sakyti. Tai pabūsim šiandien, rytoj visą dieną. Nu ir kitos dienos dar nežinau kiek, kažkiek. Bet greičiausiai, kad iki pietų. Ir pabandysime sugauti pavasarinį leštukauską, jeigu pavyks. Šiaip nesvarbu ką pagauti, svarbiausia kažką pagauti. Svarbiausia, kad būtų veiksmo. Vėlgi pasišersiu nemažai ekečių. Aišku, laiko dabar turiu iki vakaro, nu kaip ne iki vakaro, iki pietų. Tai labai taip neskubėdami mes su titančiuku paieškosim viečiukę, su kamera, su echolotu, kažką įdomesnio gal rasim. Pasišersim per keletą vietų. Biški ten, palei švendrus pašersim. Gal kokių raudelių vakare arba anksti ryte užgaudysim. Vėlai vakare irgi. Nu, žodžiu. Faktas tas, kad jau praleisim laiką fainai, tai tikrai. Sakau, svarbiausia, kad aišku kažką dar pagauti. Iki to fainumo, kad taip sakant, iki pilnos laimės dar trūksta tik tai kibimuko mum. Kaip čia faina, kaip čia smagu. Dabar kokia čia ant saulės, tai nežinau, kokia 15 laipsnių turbūt šilumos, jeigu ne visi 20. Ledas tvirtas, be vandens. Kas yra labai gerai. Tai dabar einam, susidedam į rogutės daikčiukus ir varysim va ten už tos salelės. Ne, tu taip nedaryk. Ne. Nereikia tą daryti. Man atrodo, ir tie čia yra tikimybė lūžti, žinok. Aš jaučiu. Kabaisaus, kad biški. Gyvai. Kabaisaus laikas.
Vytukai, a kur tavo smaigai? Kodėl nematau ant kaklo? Vaikas. Ką? Ai, tavo smaigai ant kojų. Supratau. Nu, davai, žiūrėk. Nu, iš to, kiek aš jau čia ieškau, tai nežinau, kol kas tokios perspektyvios vietos kaip ir nerandu. Kaip ten tikėjausi, kad palei krantą nendrėse pasišert galėsiu ant raudžių, tai panašu, kad ne, nes čia nėra tokio nendryno. Ten va toli matau salelė yra vidury ežero gaunasi. Tai va ten nebent gal kokio šerių paieškoti. Bet ką jau mačiau, tai mačiau lydeką kokį 1,5 kilo palei nuviršusią pušaitę prie kranto. Nu ir čia ant 15 metrų gilio, ant beveik 15, mačiau ešerį kokį 200 gramų. O kol kas daugiau nieko. Jo, blemba, kaip iš tikrųjų sunku ežeruose surasti tą karšį. Tai ne tas žodis. Kur jisai stovi, biesas žino. Kauno mariose biškiai toks reljefas dugno, tai ten lengviau. Čianais viena didelė duobė ir viskas toks lėkštas bliūdas, kaip sakant. Nėra tokių, kad ten kažkur duobės kažkokios būtų. Viena didelė duobė ir viskas. Tai kažkur ant šlaito, bet tai kokiam giliai ant šlaito, jeigu tas šlaitas jisai eina tiesiog nuo kranto iki pat vidurio. Tai tiesiog neįsivaizduoju. Nu bet kol kas dar neskubu sėsti. Dar ieškau, dar pabandysiu nueiti į sąsiaurį tokį tarp krantų siauriausią vietą per vidurį pasižiūrėti, kas ten. Čia vienoje vietoje 15 metrų man kažkaip įdomiai piešia. Toks vaizdas, kad kažkas ten dugnoje būtų. Arba čia kažko nesuprantu. Nu bent jau kažkokių ešerių, tai turbūt tikrai čia yra. Nu toj, įleisiu kamerą, pasižiūrėsiu. Na žinokit, kaip ir sakiau, ešerius rodo. Ta prasme rodė echolotus. Irgi tokie, sakyčiau, apie porą 100 gramų. Bet dingo vėl. Bet pagal tai, kaip atrodo dugnas, tai aš turiu tokį įtarimą, kad visgi gal reikėtų ir ant karščio sėsti ant tų 15 metrų gilio. Nes ten tai smėlių. Kur ešeriai? Stop, atgal. Stop, sakau, kur tai va, tie 2 ešeriai. Vienas čia, kitas ten. Lenta kamera kaip jinai sukaliojasi. Nu jo, čia sunku pasakyti, kokie čia dydžio. Bet čia bent jau vidury, tai tikrai bent jau dugno daugiau, tą dumblo daugiau. Link vidurio. Nu, ta prasme, link giliau, link gilio, link vidurio ežero. Jo, čia daugiau šansų, man atrodo, kad karšis gali būti. Vat mano sargas nesitraukia nuo rogių. Atsistojęs ir stovi. Žodžiu, nieko gero neradau. Nu, ta prasme, kaip nieko gero. Daug maž čia visur tas vienodas dugnas toksai gaunasi ir aišku, čia tą karšį rasti, tai nežinau, aš neturiu žalio supratimo. Kur jie gali būti įlindę? Nes čia aš garantuoju, čia gali vaikščioti su tuo echolotu per visą ežerą, per įvairius gilius. Nu, tikrai nerasi tokios vietos, kad ten rodytų krūvą karšių. Toks, kad jie kažkur tai, kaip ten, skradžiai žemė prasmegė visi. Šiuo atveju skradžiai į vandenį prasmegė. Tai, va čia atsisėsiu, kur ešerių radau. Gal ešerį kokį pagausiu su marmiškutė, jeigu balta žuvis neteis man karšiai. Tai va šitoj vietoj čia pasižymėjau, kur man ešerius rodė. Čia biškiuką dar pagrėžiosiu, gal rasiu kokių ten kalnelių ar dar kažko. Nu, kažką tokio. Nes čia dugnas šitoj vietoj toksai kaip ir normaliausias.
Viskas, pitukai, pagaliau. Tėvas pastatys palapinę. Pagaliau. Atsargiai. Pitukai, eik jums šoną. Lygininkas, tu ką tu darai? Jo, ledas tai dar storas, bet pagal tai, kaip šutina saulė ir kaip atitirpinėja krantai, tai nuo krantų bus problemų užlipti. O pats ledas, tai dar ką, žinau, čia nais bent jau šitoj vietoj, tai apie 40 comų. Bet kaip malonu tokiu oru žvejoti. Ai, visau. Jo, buvau karpininkų mugėj. Tai buvo mintis nusipirkti karpinį kubą ten tą tokį. Jis panašiai kaip kubas viskas ten pasidaro. Bet kadangi karpininkai labai taupų žmonės, tai nepadarė nuolaidos. Prašiau, kad padarytų nuolaidėlę pidisoką. Ne, kad be šansų. Ot skrudžai, ne? Karpininkai tie. Šiaip taigi bagoti žmonės atrodytų, ne? Tengi prabangi įranga visą kitą. Bet ne, vat pidisoką buvo gaila nuleisti. Nu, ką darysi, teks vėl žieminę naudoti. Man vis tiek, taip sakant, kaip tokiam biednam youtuberistui, tai jau pidisokas jau dideli pinigai. Aš jau negalėjau sau leisti tokios prabangos. Nu, karpininkai bendrai pagalvojus irgi nėra labai turtingi žmonės. Kita vertus. Nu. O kas dabar? Kam dabar lengva iš tikrųjų? Pažiūrėkit, kas darosi. Dizelis 2 eurai. Aš jau galvoju, gal aliejų pradėti pilti. Kad biškį sutaupyti ant kelionių. Nes nu dabar jeigu pilną baką kuro, tai be 100 eurų, nu. Ir kur tu ten nuvažiuosi? Niekur. Gerai, mažiau verkiam. Einam toliau dirbti. Koks gražus oras. Net nepasakysi, kad dabar žiema ant ledo. Vasara, vienu žodžiu, dabar toks oras, kaip kad vasara būtų ledas, vienu žodžiu. Atvažiavau vasarą ant ledo. Nu grinai toks orelis, eikna savo. Kažkoks kosmosas. Kažkoks kosmosiukas, žinokit, draugai. Kaip faina tokiu oru. Dar jeigu žuvis kibtų tokiu oru, tai iš vis būtų pasaka.
Taip, pasižiūrim, ką čia mes turim skanaus pradžiai. Skanaus čia mes turim, draugai, žinokit, visko. Ir pinkučių, ir matilioko, ir dzikučio. Vieno dalyko nepadariau, bet nieko tokio, jeigu žuvis ateis, bus galima čia padaryti. O kol kas tai čia nėra prasmės taip daryti, aišku, ką aš sugalvojęs esu. Taigi vagi, čia va pas mus bus matiliokas. Nu ir aišku, turimės, kaip visada, džokeriuko. Fuktelsim dar ir džokeriuko. Koks skanus pašariukas. Arunčikui visą laiką jisai skanus. Arunčikui aplamai viskas labai skanu. Galiu pasakyti tik tiek. Pašariuko, žinokit, draugai, šį kartą turiu aš daug. Čia, ten turiu dar porą maišiukų kitokio. Tai užteks visur, čia prišersim. Tai dabar bet kokiu atveju aš pradėsiu nuo to, kad į kiekvieną eketę aš paleisiu po vieną sausiako karmuškę. Palauk, neskubam, čia pas mus dar dovanėlė yragi. Gerai, bandom. Sugalvok tu man į 15 metriukų atsisėst. Stop. Nu, čia 1,5 metro. Nu ir dar kažkiek. Apie metras. Gal 2,5 čia data bus. Gerai, nesvarbu. Nu ir va tai va. Sausiako. Dabar blemba vis tiek aš galvoju. Gal vis dėlto vieną eketę šert, ne visas. Nu, skirtingose aukščiuose išmėtyt toj pačioj eketėj. Nes dažnu atveju būna taip, kad pasiteisina, kad kimba kitą kartą geriau ne šertoj, negu kad šertoj. Jo. Nu ir viskas. Dabar džokeriuko paskutinta lesyklėlę įmetu. Čia taip piknaudžiauti labai nereikia džokeriuko. Džokeriukas nėra pigus, o mums jo dar gali prireikti. Nu, vanduo tai pakankamai skaidrus, žinokit. 15 metrų gilis, kamera įleista. Ir dugnas matosi kuo puikiausiai. Na, aišku, čia dėl to dar turbūt, kad saulė šviečia. Viskas, visi darbai nuveikti. Pasišerta. Aišku, ką aš dar galėjau padaryti, tai pagalvojau gal iš tikrųjų, kad paskui netriukšmauti ešeriams, pagrežioti biškį skilių. Nu, bet čia šiek tiek jau yra, tai ką žinau, manau, kad užteks tiek, kiek yra šiai dienai bent jau. O dabar, draugai, mes ką padarysim? Mes varysim į krantą, į sausumą, o ten su pitančiku mes įsikepsim blinelių. O tam, kad įsikepti blinelių, reikia dar keptuvę paimti. Draugai, taigi pepėnė mums svarbu irgi. Nu. O dabar jau galim varyti krantą. Krantas netoli. Aišku, aš galėčiau palapinėje, bet titančikas, jisai nelabai jam patinka sėdėti vienoje vietoje, jis nori irgi veiksmą.
taburetką paėmiau, kaip priklauso. Bet aš dabar čia taip žiūriu. Galvoju, mes čia, man atrodo, link rudens buvom šitoj vietai. Biški pasikeitė. Vadinasi, po mūsų dar kažkas buvo. Bet šita vasalelė labai gerai su šuniukais. Jinai nedycka, nieks neprisišvartuos daugiau. Tai paleidai savo visus 3. Spakaina. Na, o dabar mes, kadangi žiauriai valgyt noriu, kai visą laiką nuo ryto nevalgęs, tai aš pasikepsiu blinčikų. Pasidarysim čia kavytės skanios. Kas vėl? Ko tu ten čiaudai? Nu biški vėjuksi yra, jo. Kas nėra gerai. Tai, kur čia tai mūsų blinčikai skanus? O, draugai, žemaitiškų blinčikų iššausim. Super. Fūk tik tai. A, prašau. Ką žinai, ne per daug man bus 2? Aš manau, kad ne. Bet žinokit, draugai, prisipažinsiu, aš irgi jau pasiilgau. Atviro vandens. Tiesą pasakius, aš nelabai ir laukiu šiais metais kažkaip to ledo. Nežinau. Nu. Opa, prilipo. Kaip tau, titančikai, toks pavasarėlis, a? Sakyk tėvai. Pasaka. A ne pavasarėlis, a ne? Pasaka. O, kaip gražiai kepa. Pažiūrim, viskas gana čia smožint. Manau, kad iškart dedam draugai iškart arbatinuką. Nieko nelaukiam. Kol pavalgysim, mum ir kavytę pasidarys, taip sakant. Norėčiau sakyti, kad čia jau uždarimas. Nu, bent jau šitoj vietoj tai tikrai bus uždarimas. Bet aš manau, kad aš dar kažko vis tiek užlipsiu. Taip, būtų neblogai koks stalas, ne? Bet stalo mes neturim. Vadinasi, bus gerai ir be stalo. Opa. Kadangi gamta, tai draugai, blinčikai būtinai turi būti su spygliais. Nes, nu, kaip kitaip. Mes dar ir smetonas turim, jeigu ką. Kągi, draugai, skanos visiems. Pavyzdėkit, kokį runčikas patiekalą valgys gamtoj. Skanus bus, pamatysit. O aš ir sužinosiu, ne tik pamatysiu. Pintai, kur esi? Būtų gerai, kad nedingtum tėvų iš akių. Nusa, užragaujam. Buvo, skanu. Ir svarbiausia, kada valgai, nečepsiek. Negražu. Nekultūringa. Gerai, draugai, aš pavalgysiu.
Jūs galite irgi ką nors pavalgyti. Išeikit į kiemą, saulutė šviečia, gražu. Pasikepkit kokį šašlyčioką. Atsidarykit skanios giros arba skanaus alaus. Ir taip sakant, su pavasariu visus. Titai, nesugalvok ten eiti. Aš žinau, tu geras, bet vis tiek neik. Gal ten negeras, negali žinoti čia. Nu, ant ausųgi neparašyta pašūnį, ar geras, ar blogas. Titai, ateik čia, ak čia, ateik. Ateik su tėvu išgersi į sveikatą. Ak šį pas mani. Nu ku, draugai, išgerkim už tą gražų pavasarį. Jo, daugiau, manau, už nieką ir nereikia šiandien gerti. Už tą pasakišką orą ir už tai, kad labai faina gamtoj per tokį orą. Sveikatą, draugai. Nu, bet jeigu dar žuvį pagautumėm didelę, tai išvis būtų gerai. Vis dėlto kaip smagu, kai saulutė šviečia. O ne tai, kai ten lyja visą savaitę arba mėnesį, apsiniaukia. Einam. Titučką padaužysim, gal kokį velnę, jeigu karščiai neatėjo. Nu ir kągi. Echolotikas nieko nerodo, žinokit. Tai dabar ką mes bandysim? Mes bandysim ant velniuko nueit pavaikščiot biškį per tas eketes, kur aš turiu išsigręžęs. Galbūt kokį ešerį įkalbinsim. Nes su karšiais tai čia jo, čia žinokit, labai didelis klaustukas gaunasi. Jeigu jie ir ateis, tai jie ateis tikrai ne šiandien, geriausiu atveju rytoj vakare. Taigi va. Tai o tuo tarpu, kadangi mačiau ešerių kamerą įleidęs, tai mes pabandysim su velniuku, galbūt griebs mums šitą vabaliuką. Vienu žodžiu, kadangi ant velniuko nepaėjo, tai aišku, labai iš ten ir nesistengiau, greit perbėgau per artimiausias eketės, nieko nebuvo, tai galvoju, reikia eit man į priekrantę pabandyti. Čia pašėriau aš irgi 2 eketės. Koks čia gylis jau papai. Labai iš karto. Nu, kas dabar? O, draugai, spėkit, ką pagavau. Nu,
karšį. Suprantu, kad jis mažiukas, bet vis tiek karšis. Jo, čia nesausarūris, žinokit, čia karšiukas. Aha. O pašaras, tai linams šitas buvo skirtas. Eik tu savo, smulkmė kaip turi būt kala. Jau pagal kibimą jaučiasi, kas kimba. Sargelis net laksto, net šokinėja. Eik tu, kokio dydžio čia žuvis atėjo. Nu jo. Opa. Eik tu, jau gal. Nu aišku, pagal tas, ką ištraukiau, tai jau čia didelė. Bet pradžiai tai kaip atrodė, kad eik tu savo kokią bajavą užkybo. Bet jo. Rimtai vienu momentu pagalvojau, kad gera. Nu aišku, pagal tas, kur buvo, tai jau čia labai gera. Tu savo, aš čia leidžiu. Ir niekaip nenuleidžiu, o čia jau užkibus. Ir neblogas, sakyčiau, eik tu savo čia, šito eketėjai. Nu, perėjau kitą eketę. Į gilesnę. Opa, kas čia? Koja, bet kokio dydžio koja, eik tu pekla. Ant kukurūzo. Fuktelėjau. Tai net ir įrijo, normaliai taip. Eina savo, jūs pavyzdėkit, draugai. Kokio didumo kojytė. A ne? Nu, graži, labai graži. Na, aišku, kur daugiau šlostėsi sarunčikas, jeigu nei kelnes. Bet tai aš taip leidžiu tą marmuškutę. Nieko nesuprantu. Nėra dugno. Lyg jau atrodė ir buvo dugnas, bats dingo dugnas. O čia pasirodo, jau užkybo. Ką noriu pasakyti, vėl užkybo? Ar kas? Opa. Vėl koja. Bet tai, nu ne, dabar jau nedidelė. Dabar jau mažytė. Bet tai, kas įdomiausia, kad reikia dar, kas įdomiausia, kad beleidžiant, tai toks vis, kad jos aukščiau stovi, tos žuvis. Taip šit. Kaip nekeista, toliau nuo kranto, čia nežinau, čia kokie 3 metrai gilis, iš karto vėl, eiktų ir vėl. Ir vėl graži koja. Nu geras. Eik tu, blemba, nors su tokiom pavakarosiu. Šita tai apkandžiata, lydekos matosi. Aha. Nu ką, antrą kartą tau pasiseka. Nebematau sargelio, viskas. Ne, nieko nebus, draugai. Reikia įti palapinę. Ranko šala, sargelio nematau. Žodžiu. Pirma diena pas mus bus tokia. Panašu į tai, bet aišku dar ne vakaras. Nu viskas, parėjau į greičiutę. Vienu žodžiu, stambiau žuvies nebuvo. Nors tiesą pasakius, ir smulkios nelabai daug buvo. Biškiuką pakybo ir viskas.
Bet ką aš galiu pasakyti? Kaž gerės? Ne, gulbės. Ką aš galiu pasakyti, kad jo, ant vakaro tai vėsoka. Jo. Tai ką? Karščių taip ir nėra, kol kas bent jau. Eisim miegoti. Geriau anksčiau atsigulti ir anksčiau atsikelti. O dabar, draugai, manau, kad viskas, eisiu aš miegoti. Nelauksiu nieko aš. Ir pabandysim rytoj laimę. Gerai, draugai, labanaktis. Labas rytas, draugai. Nu, žodžiu, naktelė ramė, aišku, kaip reikėjo tikėtis. Bet dabar va, prasilėkiau kol kavytė čia man. Nu ir žinokit, vienoje kitėje man ten kažkas neaišku. Labai įdomiai piešia. Kas ten gali būti, nežinau, bet reikia ir patikrinti. Tai, draugai, išgerkim greitai štai. Kavytė jau taušo. Kad ta runčikas tu iki tai, ką nors gero ištrauktų. Jo. Gal sumušteka suvalgyt biškį. Rytukas vėl pasaka. Saulytė lenda. Gražu. Tai bus šilta. Super. Grynas pavasaris, paukštukai pypauja. Nu ir kągi. Eisim, ieškosim laimės. Nelabai įsivaizduoju kur, bet kažkur. Pabandysim va ten nueiti į tą kampą gal. Kažkur tai palei krantus. Nes ežeras man nežinomas, tai čia, žinai, gali eit kur nori. Gervės. Gervikės. Bet ant ežero galiu pasakyti, žvejų tai galima beveik kaip ir nėra, galiu pasakyti. 2 vietiniai turbūt. Vienas tai tikrai vietinis. Mes čia kažkaip pabandysim paieškoti žuvytės. Pradžiai ieškosim su diperiuku, manau, o paskui
Jeigu kažką rasim, tai ir pabandysim. Pagalių ten pilna, blė. Jo, ant Vilniuko porą kibimukų buvo, bet jaučiu, kad neditski, nes net nepasikirta. Jo, žinokit, ko gero, nieko nebus. Taip jau būna, kad jeigu geras oras žvejui, tai blogas oras žuvim. Aišku, būna išimčių, kad sutampa žvejo ir žuvies norai, bet čia jau retas atvejis. Šiuo atveju ne tas atvejis. Gerai, vyniojam ten. O, čia tai štuka. Baisinė štuka. Ir visur va tokios va štukos ima. Kur nenueisi, ten ir kimba. Draugai, kol mes čia blūdijom, pas mus kažkas atėjo ant 15 metrų gylio. Pavyzdėkit, kažką piešė palei dugną. Kažkas sureagavo palapiniai. Tai dabar reikės bandyti laimę čionais. Man atrodo, kad kažkas yra dabar jau. Neįsivaizduoju kas. Bandžiau šerti žuvį kažkiek. Ir kažkas paėmė. Nu tai bent jau išsiaiškinsim, kas per žuvis. Bet faktas tas, kad nedidelė. Tai nežinau, kas čia gali būti tokiam gyliai. Gali būti, aišku, nedideli karšiukai. Aišku, taip ir yra. Jo. Taip ir yra. Va, kokie lęšiai suplaukė, draugai, matėt? Va tai va. Va, kas čia suplaukė. Aš aišku jau buvau apsidžiaugęs ir labai tikėjausi, kad kažkas didesnio. Bet deja. Opa, vėl nesitikėjau, kad džioptels ir džioptelėjo. Nu ir dabar svarbiausia nesusipainioti. A kaip nesusipainioti, neįsivaizduoju. Nes valas plonas. Jo. Karamaislai tyli. Nenori kibti. Panašu, kad užkabinau dabar karamaislą pagal mane, a ne? Jo, užkabinau. Opa, šitas biški didesnis, man atrodo. Bet tik tai biški. Vos ta prasme. Jau bet va. Karšiukų vis tiek sulaukėm, kaip ten bebūtų. Mazgiai, bet karšiukai. Sakyk, ką nori. Dar vienas paėmė. Bet šitas jau mažesnis pagal tai, kaip eina. Bus gerokai mažesnis. Opa, ešerys.
Dar geriau. O, prašau. Matroskinas irgi atplaukė. Į ką tu jam? Ава. Kai visą laiką sugalvoju ką nors daryti, tai kas nors džioptau. Čia jau kaip taisyklė. Viskas? Pabėgo? Ai ne. O, karšys. Baisulinis. Nu. Pagaliau ant karamyslo, draugai, įvariau karšiecą. Pavyzdėkit kokio dydžio. O tai va. Nu, nusibodo man ten žiūrėti, kaip ten žuvį paišo, kaip nelabai nori. Tai kaip ir sakiau, aš pabandysiu išsikepti čeburėkus iš tortilijų. Pažiūrėsim, kas čia mums iš to išeis. Pirmiausia, įsiplaksim kiaušinuką, kad galėtumėm sutepti kraštus. Jamam blinčikus. Turim skanaus faršo pasidarę. Nežinau, kaip čia viskas darosi, bet palauk. Sakė, reikia aptepti kraštus tortilijos. Tada ant vieno krašto mes dedam faršiuką. Ir sakė, storai nereikia tepti, nes paskui būna, kad neiškepa, ta prasme mėsyti. Bet tai palauk, kaip čia lygiai užlenkti tos kraštus? Nu, turbūt. Ir su šakutė užspausti, jo? A ne? Taip? Čia užlenkti ir užspausti, bet ne, taip čia ne. Draugai, čia kažkokia nesąmonė. Man atrodo bus. Ne, čia taip nesigauna. O taip? Gal taip tada? Nu, kažkas tokio turėtų būti. Nu, aš taip įsivaizduoju. Bet aš nežinau, ar čia man į petelį netilps. Nu, nežinau. Gal bus gerai. Nu, viskas. 4 blinčikai gavosi. Čia tiek faršo buvo, tai visą faršą sudėjau. Nu ir ką, ir dabar bandysim. Kursim, ne? Dujinę ir bandysim kepti. Pasidarėm čia šiokią tokią užuovėją su rogėm. Gal ir bus gerai, gal. Pamiršau aliejaus paimti naują buteliuką. Tai aišku, man ačiū Dariui žiūrovui, kuris atvežė aliejuko arunčiukui. Tai gali būti taip, kad reikės. Matau, kad turbūt reikės, nežinau. O gal nereikės?
Nu žiūrėsim pagal situaciją. Nes čia saulėgražu ir jisai su skoniu tuo. Nu, žodžiu, nepilnai išvalytas, kaip suprantu. Nu ir dedam tą vieną blinčiką. Pasižiūrėsim, kas čia gausis. Ai, bet tai man vis tiek smagu, atvirgi ten, blemba, nenuversk. O tai čia mūsų visi tie, tiksliau mano, ne mūsų, tau negalima visą vakarienę išmėtysim čia ant žemės. Nežinau, ar bus skanu, bet pats procesas ir tai, kad oras fainas, jau vien tik tai labai faina. Ne, negalima, nelies šito, eik iš čia, eik iš šoną, titukai, eik iš šoną. Nu, žinokit, man atrodo, čia turėtų būti super patiekalas. Toks gal nelabai sveikas, nelabai maistingas, bet greitas. Jo, draugai, va taip ir palydėsime tą žiemužę, ko gero. Nes jaučiu, kad čia gali būti, nu gal ne, bet įtariu. Kas liečia ežerą, tai turbūt tikrai bus paskutinis kartas. Ne turbūt, jau bus paskutinis kartas. Kaip tau titančikai? Tau tai nelabai. Blemba titanų kaip nepatinka būti palapinėje. Tai ką aš žinau, vaikas nei geria vandens, nei valgo nieko. Enigmai viskas gerai. Armanis irgi nelabai. Bet titanui tai... Vienu žodžiu, Enigma bėga nuo mašinos, link palapinės, o šitas atvirkščiai. Link mašinos bėga, bet ne į palapinę. Nuo palapinės bėga. Nežinau, kodėl jau nepatinka, neįsivaizduoju. Ar dėl to, kad jis bijo ant to ledo eiti, nes eina visas įsiskėtęs. Jo, nežinau. Gerai, užteks. Turėtų būti iškepęs. O, draugai, kokie runčikas. Skanų blinčiką įsikepė, ne? Nu, toj, neužilgo ragausi. Nu ir kol kitas kepa, bandom užragauti, ką mes čia. Ką mes čia prikepėm? O! Netgi sultinys bėga. Ne, titanai, to negalima. Žinau, kad tu nori, bet... Čia nesveikas maistas. Ne, negalima. Tai. Nu, žinokit, visai baika, žinokit. Ja. Faršas iškepė. Blinčikai irgi. O, kaip atrodo. Bidus. Iškepęs gerai. Nu. Blema, titanai. Nežiūrėk taip, nes to užspringsi, man atrodo. Taigi yra palapiniai maistelė. Kodėl tu nevalgai? Viskas, piknikas baigtas.
judam atgal į namučius. Nu, titai, einam. Čia. Ateik, hop. Oi, tu pekla. Kas čia dabar? Pirmas sluoksnis jau baigia atsiklijuoti. Na ir kągi, grįžom namučių. O namučiuose praktiškai nieko nėra. Vieną žuvį piešia ant kiek čia, ant kokių 13 metrų. Tai dabar čia ką piešia, tai realiai čia beveik nėra visai žuvies. Vieną kitą. Nu jo. Tai ką žinau, kol šviesų, gal tada turbūt reikia eiti į priekrantę. Pabandyti ten kokią kojikę gal pagausiu. Nu, aš taip galvočiau. Geras, draugai, pasirodo ant kitos meškerės kažkas sėdi. Nu, normaliai. Ir kažkas tai biškį rimtesnio, ale tipo, ne pūgžlys. Kas ten gali būti? Arba ešerys, arba karšiukas. Bet greičiausiai bus ešerys, man atrodo. Aišku. O panky, toks visai toks baika, palyginus su tais, kurie čia šiandien visur kybo viskas. Jo, bet ir jas bus. Klausimas, kaip pavyks paleisti. Ai, opa, atsikabino, geras, normaliai. Pavyzdėkit, draugai, arunčiks grįžęs. Kokį ešeriukai bubina. Na, aš sakau, kas čia man taip užnešė tą meškerį. Pasirodo, ešeriuks. Geras, nieko nesupratau. Leidau, laukiu, kol man nusileis marmuškutė, o čia bats kažkas tai sėdi. Nes niekaip dugno neradau. Nu ja, įtariu, kad aš niekur nenueisiu, jeigu čia tai bus. Įdomu, kas dabar užkybo. Ešerys vėl ar karšiukas? Vėl ešerys. Da geriau. Vien žodžiu. Matroskinai mane užpuolė. Bet tai nors matroskinai tokie būtų po kokius 200-300 gramų, čia 100 graminiai tokie, doda. Vakarėlis gražus, tai manau, kad reikia eiti mums dar pabandyti į priekrantę. Nes nu tokį orų sėdėti palapiniai, tai nuodėmė, žinokit. Kol kas labai šilta, bet už kokią pusvalanduką jau bus šalta. Bet šiąnakt aš galiu pasakyti, šalo labai taip jau normaliai, jeigu jau ledas net šaudė. Ir ledas šaudė, ir plius ugnelė buvo pasidaręs taip, nu, ne ant viso ciongo. Tai ką žinau, žinokit, vėsoka buvo. Na ir pabandysim ant kuruziuko vėl. O ko ne? Aišku.
Kągi, kuojų, kaip suprantu, šiandien nebus. Vadinasi, galima eiti arba lydeką jaučiu išbaidė. Greičiausiai taip ir bus. Gal lydeka čia kažkur tai duodasi aplinkui. Nes kaip dingo, tai dingo visai. Kaip į vandenį. Gerai, einam į palapinę. Pasidarysim arbatėlės. Iššausim. Skanios. Nu ir lauksim ryto. Žiūrėsim, kaip ten rytas atrodys. Kur čia pasiduoti ryte geriau, tai net neįsivaizduoju irgi. Nu, žiūrėsim pagal situaciją, ne? Jau. Dabar viską suberėm, tegul čia. Šiandien jau irgi biški kabina. Nors ne taip stipriai kaip vakar, bet kabina biški šaltukas irgi. Ble, aš taip ir galvojau, kad šitą vietą tai bus. Taip ir galvojau. Bet taip tai daryti nereikia. Nu, ne tie metai, kad čia voliotis. Jo paparė. Aš nežinau. Nes tais kalošais tai užsimušt gali. Titukai, ko čia pas tai taip šalta? Tėvas zuikį pagavo. Jeigu ką. Būk tenais. Atėjau į palapinę, užmečiau plūdytę ir kažkas bandė. Bet tas kažkas tai, nu aš jau įtariu, kas gali būti. Kon čia kyla tą plūdį viršų po biškį. Nieko nesuprantu. Aš gilį sumažinau, jinai vėl kyla į viršų. Ką, aišku, kad sėdi pūkis. Aš sakau. Ir turbūt dar mikroskopinio dydžio. Ar ne? Jau. Liūdna vaikui. Ne tau vienam. Tėvui irgi biški nuobodu. Nieko, rytoj važiuosim namo. Važiuosim namo rytoj? Ne? Jo, važiuosim. Pabuvom biški, grynų orų pakvėpavom. Pavasariu pasidžiaugiam. Ir važiuosim namo. Ei, bėgimuotas tu.
Nu, vat pavyzdėkit, tik išgrėžus sekite, pastoji va tai va piešia. Pažvėjoji to eketėjai, nieko nebepiešia. Tuščias ekranas būna. O kai tik išgrėži, viskas va taip atrodo. Nu, įdomiai. Kas man pasakys, kodėl taip yra, kad va, jeigu matyliokas įdėtas į laikraštį, tai viskas gerai. Jisai gana ilgai išbūna ir raudonas. Bet užtenka įdėti į dėžutę, nesvarbu kokią, belen kokią. Jisai juoduoja iš karto. Kodėl taip yra? Nesuprantu. Jo, ir nesvarbu kokios dėžės. Aš va kažkada pirkau va šitą juodą didelę. Kažkaip galvojau, kad joje tikrai čia gali laikytis ilgai. Niekas čia nesilaiko. Pajuoduoja irgi. Nu, bandom ant marmiškutės dabar kitokios. O. Nu, va, žvėris pareina, žinokit. Baisinis žvėris. O. Štai kur jie didieji. Avo. O. Šiaip tai šitie labai super. Nu, jie kaip stintos, gali iškart nevalyti net. Pačirškinai normaliai. Ir kaip siemkos. Gali su visais žarnokais. Nu. O. Avo. O, šitas jau bajavesnis. O, čia jau draugai, ką, tu pagal tuos, kur du ištraukė siemkinius, tai, o, pavyzdėkit. Kas sakė, kad arunčikas nemoka žodžiuoti? Jūs pavyzdėkit, kokius arunčikas traukė ešerių. Ką tu. Leidžiam. Jo. Panašu, kad reikės ieškoti kitos vietos. Nes šitie čia žiūriu. Tai jo, čia šitus turbūt ir piešia. Avo. O taina, kaip iš patrankos. Nu. Net matalioko dėt nereikia. Kalai jie. Į ką tai jiems? O, iš karto. Tik įleidai. O. 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 O, pats atsikabina. Gerai. Smagumėlis, nu. Čia tas pats kaip stintas gaudyti. Tik įleidai yra. O. Iš karto.
Man atrodo, pas mane palapinė jau fanera susirinko. Aš turiu tokią nuojautą. Pagal laiką jau turėtų būti taip. Nu, visai smagiai pasivaikščiau. Patraukiau savo ešeriukų, degtukinių. Vienas kitas sprendinis papuolė. Ir gerai, ką. Oras vėl geras, trečią dieną iš eilės. Kokią trečią dieną? Visą savaitę jau geras. Kas čia per bigimotikas? Pirtelę pasidaręs palapiniai, pečius šutina, saulė šutina, palapiniai kaip pirty. Nu, grįžau į palapinę, o čia va, savam stiliui. Vėl faneros kalnai. Vėl jie suplaukė atgal. Bet aukštai nuo dugno pakilę. Nu, per metrą. Nu, man atrodo, bet ne, turbūt ne Dicka. Bet taip aukštai paėmė. Nu, negali būti čia pūgžlys. Bet tai kaip lengvai eina. Kas čia? Turėtų būti karšiukas, ne Dickas. O ne, aišku. Bet jau toks fanerinis, kad ką žinau. Nu geras, žinokit, nesitikėjau, draugai, tik įleido vėl užkybo. Kas čia užėjo? Normaliai. Blemba, blemba. Kai filmuoju jungęs kamerą, tai nekimba. Kai tik tais kamera išjungta, tai iš karto bats ir užkimba. Bet ir vėl nedidelis. Ai, čia ešerys. Tai dar koks nedickas iš 15 metrų gylio. Kad sakyčiau, klumpinius paimtų, nu tai būtų kitas reikalas. O dabar? Avo, pagaliau. Ir panašu, kad šitas vos didesnis, žinokit. Eiktų savo, kaip sunkiai eina. Geras. Tai jau dabar plaudytę tikrai užkabins. Nu jau čia turėtų būti porą 100 gramų tikrai. Nes jau taip sunkiai kyla. Ko žinau. Nu, labai. Eik tu savo. Net nejauku traukti. O iš tikrųjų tai bus nedidelis. Ešerys. Eik tu savo, bet tai koks gerumo. Nu, aišku, ne puskilinis, bet vis viena. O, panky. O aš tikrai galvoju, kad čia bus karšis. Pasišėriau. O čia matroskinas. Fukt, kai kalė kibimuką. Į ką tu jam? Nu ir neblogai, draugai. Bent jau gražesnį ešerį iššovėm. Tai aš įsivaizduoju, jeigu būtų kilograminis, kaip jis eitų. Belen kaip sunkiai eitų. Nu smagu vis viena, kaip ten bebūtų. Blemba, man atrodo, vėl kažkas užsėdo. Nu tikiuosi šį kartą neatsikabins, bet vėl gražiai tai prispaudė. Pagal tai, kaip eina, turėtų būti geras ešerys, žinokit. Nu,
Eiktus, o kaip sunkiai kyla. Nu kaip geras. Nu, turėtų būti panašiai kaip panas, bet nežinau kodėl, bet, nu, ta prasme, nėra, kad labai didelė žuvis, bet taip iš lėto, nu, taip sunkiai kyla, kad ką žinau. Ar čia gal dėl to, kad didelis gylis, dėl to taip atrodo, ar kam reikalas, bet kažkas tai tokio čia. Draugai, vėl kažkas įdomesnio. Bet, opa, netgi biškį valo prašo vos. Aha. Nežinau, bet man atrodo, kad bus ešerys geras. Aš taip galvočiau. Ai, karšiukas, nu geras. O, čia jau padabnesnis biškį, žinokit. Nu, pavyzdžiekit. Oho, kad iš čia pririjęs, baigtų čia daryti nesąmonės. Nesitaškyk šudukais. A ką tu čia privalgiai? Mano pašaras tai biškį kitaip atrodo. Nu, jau čia žinokit, šios dienos big fishas. Jo. O, draugai, kurie čia labai pergyvenat dėl to, kad arunčikas ale tipo smaigų neturi. Ir kad nedaug dieve prarasim visi arunčiką. Nuskęs. Nu, arba dar blogiau, nedaug dieve išeikvosim biudžeto pinigus tam, kad arunčiką išgelbėti. Nu, arba tam, kad ištraukti jo, kas buvo iš arunčiko. Tai va, nepergyvenkit, pavyzdėkit arunčikas, kokius pasidarė smaigus. Tiksliau, jis jos jau seniai pasidarė. Seniai jau turi. Va čia tai smaigai. Savos gamybos arunčiko. 2 cvekai įtraukti į tokius va šarvus, šniuriuks parištas. Žinokit, aina, nu vienu žodžiu, lipi iš vandens per ledą, kaip per sviestą varai su tais cvekais, tik tai fukt. Ir jau tu krante. Tai va, taip kad miegokit ramiai, draugai. Viskas gerai. Turi arunčikas smaigus. Ir ne bet kokius, o aфиgenus. O, fukt ir все. O čia tik tai fukt ištraukė. Čia tik tai fukt įstatai. Все. Viskas, draugai, sąstatas paruoštas išvykimui. Nu ir va, norėčiau parodyti tiems, kurie mėgsta palikti kancarikus, laikraštukus visokius, maišiukus. Va, pavyzdėkit, kaip turi atrodyti žvejybos vieta po žvejybos. Matot, švaru, gražu. Nieko nėra. Nei maišiukų, nei kancarikų, nei popieriukų. Absoliučiai švaru, gražu. Tik tai va, užliokų keletas palikau tiems aniems, taip sakant, paukštukams. Na štai, draugai. Norėčiau sakyti, kad čia uždarimas žiemos, bet nežinau dar. Gali būti taip, kad nebus dar čia uždarimas. Tai, vėjelis pučia. Netikėkimės, labai čia man garsiai užklijavau jau visas įmanomas dziurkas iš ant tos kameros, kad nepūstų man ten garsiai tas vėjas į mikrofoną. Ten, žodžiu, atvažiavome su titaniuku, pabuvom, fainiai savo gamtoje prie ežerioko gražaus. Nu, žuvies neįspūdingai, aišku, bet nu ką darysi, yra kaip yra. Bet svarbiausia, kad geras oras, graži gamta, pabuvom fainiai. Nu, žodžiu, super, man tai, nežinau, man tai žiauriai patiko. Nu, jums greičiausiai ne visiems labai patiks. Kitigi ten ieškot, kada arunčikas žuvį didelę trauks. Gerai, draugai, viskas. Judėsimės link kranto. Ir
Ačiū, kas žiūrėjot. Ačiū, kas dedat laikus. Kas komentuojat. Kas kars nuo karto paremėt Arūnčiko kanalą. Didelis dėkui. Didelis dėkui kanalo nariams, kad prisidedat prie Arūnčiko vidosikų. Žodžiu, visiems ačiū. Ir iki kitų kartų. Gal sakau, rytoj nulėksiu, pabandysiu šapalėsą pagauti. A gal paeis. Taip, kad iki sekančio karto. Ate. Varom, draugelį. Pasibuvom fainiai. Užtenka. Ne. Šitai. Labai, ką darai? Buliam, užlipimas nuo kranto, jau žinokit, nieko gero, visur viskas atšutė. Ai, nesau. Čia su vienom rogėm jau pralėkiau, bet įlūžau ant pačios pabaigos. Ir čia va, pelkė. Pasižiūrėkite, išėmiau batus, savo batukus, reikėjo botus susidėti. Tai dabar jau ką žinau, dabar jau čia tai tikrai neplauksim. Nu jo, tai tu neik, tu ir taip vos nulipai. Tikiuosi per čia nueisi. O, per čia viskas gerai. Nu ir viskas.